Jei jums įdomu, kas yra kišeninis variantas, pataikėte į tinkamą vietą. Šiame vaizdo įraše tiksliai paaiškinsiu, kas yra šis brokeris ir kaip juo naudotis. Podcat Option yra investicinė platforma, kuri buvo įkurta 2017 m. ir siūlo savo paslaugas beveik visame pasaulyje. Podcat Option siūlo visiškai nemokamą demonstracinę sąskaitą, kuri leidžia išbandyti funkcijas. Nuorodą į brokerį ir specialų pasiūlymą rasite šio vaizdo įrašo aprašyme. Atidarę sąskaitą gausite prieigą prie prekybos platformos, kurią matote ekrane. Dabar trumpai aprašysiu, kaip naudotis Podcat Option. Dešinėje pusėje yra prekybos skydelis, kuriame galite konfigūruoti savo investicijų laiką ir sumą. Žaliu arba raudonu mygtuku pasirenkate, ar manote, kad kaina kils ar kris. Jei manote, kad kaina kils per artimiausią minutę, tada nustatykite laiką 1 minutė, pasirinkite investicijų sumą ir paspauskite žalią mygtuką. Jei esate teisūs, per minutę uždirbsite iki 92 procentai. Jei pralaimėsite, prarasite visą statymo sumą. Atminkite, kad su šiuo tarpininku negalite prarasti daugiau pinigų, nei įnešėte į savo sąskaitą. Podcat Option leidžia atlikti labai išplėstinę analizę naudojant indikatorius, kuriuos rasite čia. Rodikliai leidžia kurti investavimo strategijas, kurios padidina jūsų efektyvumą. Rekomenduoju išbandyti rodiklius demonstracinėje sąskaitoje, kad tiksliai pamatytumėte, kaip jie veikia. Demo sąskaita yra neribota ir galite ją naudotis tiek laiko, kiek jums reikia. Tarpininkas siūlo prieigą prie daugybės skirtingų aktyvų, kuriuos dabar matote ekrane. Be to, platformoje yra socialinių funkcijų, kurios leidžia prekiauti su kitais naudotojais. Galite net kopijuoti kitus prekiautojus. Tai puikia funkcija žmonėms, kurie nori kopijuoti pelningus prekiautojus, užuot investavę patys. Podcat Option galima naudotis naršyklės versija ir Android bei iOS telefonais. Todėl, jei pirmenybę teikiate prekybai mobiliaisiais telefonais, šis tarpininkas neabejotinai skirtas jums. Tarpininkas siūlo kelias indėlių galimybės. Galite įnešti pinigus naudodami kriptovaliutas, internetinės piniginės ir kredito korteles. Kai kuriais atvejais, prieš atlikdami indėlį, turėsite patikrinti savo sąskaitą. Mažiausias indėlis yra 10 USD, o indėlis iš karto atsiranda jūsų sąskaitoje. Atminkite, kad išimti pinigus galima tik į tą sąskaitą, iš kurios juos įnešėte. Patikrinimo procesas yra labai paprastas. Jums tereikia įkelti asmens tapatybės dokumento, paso arba vairuotojo pažymėjimo nuotrauką, o tada patvirtinti savo namų adresą dokumentu, kuriame nurodytas jūsų adresas. Pateikti šiuos duomenis yra visiškai saugu ir taip siekiama apsaugoti tarpininką ir naudotojus nuo nusikaltėlių vykdomo pinigų plovimo. Patikrinimas gali užtrukti iki 5 darbo dienų, tačiau daugeliu atveju paskyros patikrinamos per kelias valandas. Podcat Option daugelį metų reguliavo IFMRC privati bendrovė, skirta prižiūrėti offshorinių brokerių veiklą. Šiuo metu Podcat Option yra sertifikuota MISA, o tai reiškia, kad brokeris yra reguliuojamas Malavyje. Dėl to esate tikri, kad brokerio veikla yra prižiūrima. Daugelis kitų offshorinių brokerių neturi jokio reguliavimo. Tikiuosi, kad iš šio vaizdo įrašo sužinojote, kas yra Podcat Option. Palikite prenumeratą ir pamėkite šį vaizdo įrašą, kad neatsiliktumėte nuo naujienų iš investavimo pasaulio.